Pristatome Jums bendrovės AEG kaitlentę, kurios modelis HK6540770XB. Ji yra 58 cm pločio ir 52 cm ilgio. Prietaisas turi nerūdijančio plieno rėmelį, darniai sujungianti kaitlentę su stalo paviršiumi. Tai Highlight tipo elektrinė kaitlentė. Ji greitai reaguos į valdymą, o prireikus itin greitai kais. Bendra prietaiso galia 7,1 kW. Prietaisas turi dvi kintamo dydžio kaitvietės. Ant kairiosios priekinės kaitvietės galėsite statyti 12, 17,5 bei 21 cm skersmens indus ir kaitlentė prisitaikys prie jūsų kepimo indo dugno. Ši kaitvietė gali pasiekti iki 2,3 kW galią. Gale kairėje esanti kaitvietė pritaikyta nedideliems indams iki 14,5 cm skersmens. Ant galinės dešiniosios kaitvietės galėsite statyti pailgus indus iki 26,5 cm ilgio. Čia galėsite kepti žuvį, troškinius. Kaitvietė gali pasiekti iki 2,4 kW galią. Ir priekinė dešinioji kaitvietė yra 14,5 cm skersmens. Prietaisas valdomas per prisilietimams jautrų valdymo skydelį slankiuoju jutikliu. Braukdami pirštų skaičių didėjimo linkme didinsite kaitvietės kaitrą. A raidė valdymo skydelyje reiškia automatinio užvirinimo funkciją. Jei pasirinksite šį simbolį, kaitvietė automatiškai išsijungs tuomet, kai užvirs vanduo. Na, o Highlight tai keraminių kaitlenčių kaitinimo elemento tipas. Ši funkcija reiškia, jog kaitvietė įkaista dvigubai greičiau nei įprasta stiklo keramikos kaitvietė. Vos vienas to pengaus simbolio bakstelėjimas ir visa kaitlentė akimirksniu išsijungs. Tačiau dar kartą spustelėjus šį simbolį grįš prieš tai buvusi temperatūra bei nustatymai ir galėsite gaminti toliau. Šis mygtukas daugiausiai skirtas netikėtiems atvejams, kai suskamba telefonas, durų skambutis arba reikia dėl kitų priežasčių nedelsiant atsitraukti nuo kaitlentės. Vaikai tyrinėdami virtuvę gali netyčia priliesti valdymo skydelį ir išjungti visą prietaisą. Kad taip nenutiktų, spustelėjus spynos simbolį, visa kaitlentė užrakinama ir laikinai nereaguoja į prisilietimus. Valdymo skydelėje braukdami iš kairės į dešinę galėsite rinktis karščio stiprumą, įvertintas skaitmenimis nuo 1 iki 14. Prietaisas turi laikmatį, kuris leis nustatyti tikslų laiką, kada kaitra turi būti išjungta, o gaminimas baigtas. Laikmatį galima užprogramuoti iki 99 minučių. Spustelėję kintamo dydžio kaitvietės simbolius valdymo skydelio kairėje ir dešinėje, galėsite didinti ir mažinti bendrą jų kaitrą. Kaitlentė išjungiama ir jungiama spustelėjus simbolį valdymo skydelio kairėje. Daugiau informacijos apie šį prietaisą galite rasti internetinėme puslapyje www.technoliux.lt arba parduotuvėje adresu Laisvės prospektas 55 Vilnius.